ką, rodo, kur nuvedė tave. Rodo, bet taip įdomiai, ar taip turi būti tas toksai keliavimas, kad rodo, Mhm. aš save Mhm. piramidėje matau ir esu Gerai. tokiam apšviestam take ir virš manęs yra tas Mhm. didžiulis laivas ir tarsi vat, jis kartu su manim skrenda, bet aš toj piramidėje, kažkas tokio. Gerai, tai kilk į tą laivą. Kil dabar į tą laivą. Anksčiau visi iš piramidės, ane Gizos piramidė, na, jau viena iš priemonių iš piramidės į bet kurį tašką visatos galėdavai nukeliauti. Tai prisimink šitą piramidę ir dabar kilk tunelį į viršų į tą laivą. Mhm. Čia jaučias labai daug šviesos, labai šviesu, ko nebuvo nuo anam Gerai, laive. gerai. Tai dabar pajausk, ar čia tavo laivas. Nežinau, toks Ar čia truputį ba... Aha. kaip baimė suklysti, žinai. Nesuklysk, pajausk, pasižiūrėk, ar čia tavo laivas, ar čia bazė, yra bendra bazė. Suklysk, čia klaidų nėra, čia yra pamokos tik tais. Čia daugiau kaip bazė gal, nes labai daug. Teisingai, teisingai. Labai daug vaikščiančių ir kažkaip net rodo, kad koridorių daug. Mhm. Gerai, kas čia per bazę? Tada aš ateinu, pasižiūrėk, su manim, ar aš jau, man sako, aš tenai jau esu, pasižiūrėk, ar mane matai. Kaip ir po dešinę ranką man. Bet vat parodo tokį tave blikčiojantį, tokį kaip Mhm. energija. Matyt veidas, ar ta prasme struktūra žmogaus, ar tik tai energija. Daugiau kaip energija. Mhm. Gal čia tas momentas, kai tu ateini į tą laivą, pirmą parodo energiją ir po to dabar vat rodo, kaip tavo fizinis kūnas lyg vaikščiotų po tą laivą, jau ne tik atstovėtų, bet Mhm. vaikščiotų. Gerai, tai dabar pasikviečiam atsakingus, tegul ateina atsakingas, mes čia nebereikalo tam laivė esam, kažką mums reikės padaryti, tegul ateina atsakingi. Nežinau, rodo, sakyčiau, baltai apsirengę, baltai plaukai ir lyg mėlynas kristalas trečiojo iki. Labai gerai. Kažkaip taip vat. Mhm. Paklausk, ar mums reikia kažką tais dabar padaryti šiuo atveju. Toks jausmas kažkur vedasi. Taip, jie vedasi, mums reikės kažkokias energijas padaryti, kažką tais parodys. Tai jausk. Pasitikėk širdim. Pas tavę jau ir matymas po truputį gerėja.
tokį, žinai, kaip parodė kaip kvadratą, nežinau, ten ne bet ne televizorius, toksai, kai triuba, pro kurią matytus taip, kaip mum rodo iš kosmoso Žemę. Gerai. Labai Vat gerai. grynai, grynai vat Žemės. Mums reikės kažkokias energijas aktyvuoti Žemėje. Gerai. Pasižiūrėk aplinkui, ar yra daugiau žmonių, ar čia koks susirinkimas stalas, gal stalas yra kažkoks, žinai, kur sėdi daug civilizacijų atstovų. Stalas yra. Daug susirinkę. Toks jausmas, kad dar gal ne visus atšifruoju, bet yra ir ne kaip žmonės atrodantis. Gerai, labai šaunuoliai, šaunu, kad pas tave tas ir žinojimas, regėjimas. Tai tegul nuveda, kur mums reikia atsistoti, ką mums reikia daryti. Taip kažkaip, kaip mes stovim vienas prieš kitą, laikom rankas ir va tas, kur Teisingai. atėjo, jisai irgi tarsi vieną ranką po mūsų rankom, vieną iš viršaus ir tokia, nežinau, kamuolys energetinis, baltas gal. Labai gerai. Taip, aš irgi pajaučiu, kad už rankų laikomės ir mums dabar reikės įleidinėti energiją į Žemę. Man sako, ačiū, kad jūs atėjot. Mes jūsų laukiam. Ką matai? Kol kas nieko nematau, daugiau rodė tą vaizdą, kaip aš pasakojau, kad matau save piramidėje ir tą laivą virš savęs, bet aplinkoje rodė taip, kaip po žemę kažkokia, nežinau, laboratorija ar kažkokie ten išradinėjimai. Ir va šitą man dabar vaizdą išmetė, o ką su tuo daryti, nežinau dar. Kas čia per laboratorija? Nežinau, taip jeigu pajaust reikėtų, tai sakyčiau, kad neigiamos energijos. Dabar tokį vaizdą meta, kad operacijas daro žmonėm. Taip net sakyčiau, išima. Kažkokia tamsi vieta. Tai mums reikia į šitą tamsią vietą nukreipti energiją, ar mums reikia šitą tamsią vietą sunaikinti? Man tokį rodo, kaip žinai, ne branduolinis sprogimą, bet toksai kaip nueina ir toksai Energetinis. permatomas energetinis, jo, toksai. Taip, išvalantis, taip? Ištrinantis šitą realybę nuo naujos realybės, pajausk. Nu jo, nes toliau rodau ten labai gražias energijas, tokia, man meta tokia parkelį, žalią pievelį. Tai mums reikia pertransformuoti tas energijas iš tų laivų, taip?
Mhm. Gerai. Tada mes dar išreiškiam viską, kad pasirodytų savo tikrojo pavydalu, visos energijos tikrojo pavydalu. Toksai jausmas, kad mes vis dar stovim, bet esam toj vietoj ir tą burbulą laikom, tą energetinį. Ai, atsinešę iš tų laivų, taip? Mhm. Supratau. Dabar va supratau. Ir tenai yra toj bazėje, ne, kur viskas vyksta, tenai yra, man parodė, toks juodas portalas atsidaręs kažkur tai. Pajaus, kur tas juodas portalas yra. Nu, va tokia didelė skylė, matau kažkur, va. Taip, tai mums reikia į tą, Mhm. taip, mums reikia tą burbulą į tą skylę įnešti. Mums Tai reikia parodė, uždaryti tarsi tą skylę. Aha, tai parodė, kai jau užsivėrė, žinai, Mhm. moderniai Ir užsivėrė. dabar labai gerai. Ir pajausk, ar čia yra ta vieta, kur yra Iranas, ar čia buvo Irano. Apranga rodo žmonių, kad ta vieta galėtų būti. Mhm. Nes va Labai ant gerai. galvų tokius užsidėję, apskritai rūbai tokie su ginklais. Jo, jo. Ir gerai, tada mes dabar, jie mūsų nemato, ne? Ne. Nemato jie mūsų. Tai dabar gerai stojam tada nugarom mes kartu, ne? Mhm. Kokius, kokius tu įrankius dabar turi, ką tu gali transformuoti? Pajausk viduje, nes nauji įrankiai pas tave dabar atsidarė. Kas pas tave per įrankiai? Tau viską dabar paduos iš tų laivų, kokius tu įrankius nori turėti? Kokius tu turi, kokius jauti, kad tau reikalingi bus įrankiai tau darbe? Nežinau, man vis tiek rodo tą trečiąją akį, tą piramidę, nuskaitimas, Mhm. skaitimas, Keitimas kuo? Transformavimas kuo? transformavimas va tų tokių energijų. Teisingai, Po to teisingai. rodo rankas mano. Aha. Jau dabar darysim su rankom. Aš gal su skeptru darysiu, su energijom valysiu erdvę. Tu su rankom. Tai gerai, tu transformuoji ir aš transformuosim dabar energiją tenai. Gerai? Mhm. Gali, jeigu nori pas tave rankos kyla kažką tais daryti, irgi gali daryti su savo rankom. Pristojam tada nugarom. Ar jauti mano nugarą šonis tavęs? Ar jauti, kad stovi šalia tavęs? Jaučiasi, Gerai, aha. gerai. Tai gerai, tai dabar mes transformuojam tą erdvę į šviesos ir meilės energiją. Jaus, kaip šaltinio šviesa ateina per viršugalį, pakviesk šaltinį, kūrėjau, vienintelis Dieve, Tėve ir Motina. Ateik į šitą erdvę, išvalyk šitą erdvę. Transformuok ją į teigiamas energijas ir jaus, kaip mes, kas su skeptru, kas su rankom, šitą erdvė visą po truputį transformuojasi. Tegul būna čia taika, tegul būna čia naujos žemės vibracija. Viršaus, iš apačios. Užliek visas energijas, užliek tuos kareivius.
Ir kiekvienas tas kareivis, kuris yra, jisai neš tą energiją į kitas vietas. Aš dabar atidarau dar didesnį portalą, aš viduje skaičiuosiu iki 99, o tu gali pasakoti, kas vyksta, ką tu irgi darai. Man rodo tokias tarsi energetinės bangos, kad eina nuo mūsų į išorę. Tenais esantys žmonės dar nesupranta, kas vyksta, bet toks jausmas, kad išsineša tą šviesos, kaip čia pliūpsnį, išsineša į kitas vietas, tarsi rodo vat kitas uolas, kitus perėjimus. Taip. Tuneliais. Taip mintis ėjo, kad būtinai reikėjo čia ateiti. Dėl to man ir mėtė tą vaizdą, jau skau net atsimerkus. Dabar toksai jaučias kaip sąmyšis tarp jų, nesupranta, kas darosi. Ir tarsi tie tuneliai pradėjo kristi atskilę, ne akmenis, bet uolienos, kaip čia pasakyti, griūti. Užsidaro. Užsidaro, griūva jie. Taip, mes labai čia svarbų darbą atliekam, iš tikrųjų. Portalas sako, kad dar turi būti biškį atidarytas, dar tegul eina energijos, neužteko iki 99. Dar atidarytas, po to jau kada mes pajausim. Man rodo, tokių, žinai, per tą portalą net įbėginėja tokių šviesos karų, tokių šviesos blyksniai. Pasižiūrėk, pajausk. Gal net į tuos kareivius įeina į vidų. Jo, man taip rodė. Kad jie su ta dalim šviesos išeina ir toliau išneša. Taip, mano irgi parodė. Tokia ramybė jaučiasi, net toksai stiprumas šaltinių, toksai. Sielos va irgi. Labai saugiai jaučiasi, nors atrodo aplinkui, sakau, matau, kaip viskas griūvo, visi bėga kažkur. Taip, man varodo net. Sielos grįžta atgal.
ten kažkokie bandymai buvo atlikinėjami ir sielų buvo daug irgi įkalyta. Ir Nu, stiprių čia sielų rodau. toksai jausmas, ar ten nebuvo transplantuojami organai Taip, 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 išimami. taip. Ir organai, ir superkareiviai daromi, ir išimamos sielos buvo tenai. Nes dar po apačia yra dar tenai didesnė laboratorija po jos, galim pabandyti nusikelt dar į apačią, pabandyk į apačią dar eiti. Čia toks jausmas, kad jau gilokai į žemę. Jo, eik, nes tenai kitos civilizacijos man pilkuosius parodė. Ir dabar jie išeidinėja irgi iš šitos vietos. Pilkuosius reptiloidus ir šitus mantis, tuos visokius. Ką tu matai, ką jauti? Primantis kaip jau. Man daugiau pajautimas eina, kad tokia vaizdo kaip ir tokio labai nėra, bet irgi va ta tamsa ir vis dar jaučiu, kaip ir rankos dirba. Energija tiesiog pulsais tokiais eina. Aktyvuokis savo trečią akį, aktyvuokis, paprašyk didesnio regėjimo, nors tenai blokuojama iš tikrųjų, bet paprašyk regėjimo, aktyvuokis, pradėk matyti smarkiau, nes dar po žemė dar yra vienas aukštas, į kurį irgi turėsim leistis. Aš tada su skeptru irgi pravalau šitas tamsias energijas, nuimu visus blokatorius, visas apsaugas su skeptrais. Iškeliu auksinį kamuolį į viršų ir sviedžiu jį į išorę, į erdvę. Bėga jie visi, net neša kudašių. Kas per portalus. Ar jauti juodą kristalą? Aš žadėjau sakyti, nesuprantu, ar čia yra dar vienas portalas, ar čia kas, nes tokį tamsų rodo kažką. Jo kristalas čia yra, šitą kristalą. Irgi mes deaktyvuosim. Išsiųsime į šviesą, kad jį perdirbtų. Ištrauksim. Nes čia batareikė yra. Bet jisai nėra čia, jisai pats pagrindinis, dar vienas bus apačioj. Kaip jisai eina dar giliau. Atsistojame mes prie to kristalo, jeigu nėra ryškaus matymo, vizualizuokis jį, nes mums suteikti visi įrankiai ir mes po biškį jį traukiam į tą šviesą šaltinių. Paprašom šaltinį, dangiškas tėve, šviesos būtybės, padėkit mums ištraukti šitą kristalą ir transformuoti jį, atjungti nuo šitų energijų. Po biškį mes jį keliam. Dviese man tai parodė, kad keliamės, jį iš viršaus traukia, toksai kaip siurblys. Dieviškasis. Į pakrutį dar reikia tą kristalą truputį, kad paeitų į viršų. Tada
Kaip tu jauti, ką tu matai, ką jauti? Matau besisukantį jį Mhm. tarp mūsų. Taip. Ir kyla po truputį, ne? Mhm. Ar dar nekyla? Ar kyla? Kyla, nes jisai buvo žemiau, dabar Taip, taip. kyla. Ar iškėjo pas tave matymas truputį? Šiaip palyginus, kiek anksčiau matydavau šiuo vizitu, tikrai daugiau matau. O dabar šitoj va teritorijoje, ar jisai pareiškėjo, ar žinojimas ateina? Nu, pavyzdžiui, jaučiu, kad nemaloni aplinka yra, matau tą akmenį besisukantį, matau tave, bet, pavyzdžiui, kad Labai reikėtų gerai. papasakoti, kas ten dar yra, nepasakyčiau. Ne, ten aplinkui, ten tamsa dėlioja. Nu, va, man irgi va Mums ten nerimu. tamsu. Taip, taip, taip. O mums užtenka matyti šitą, ką matom, ir tai labai jau gerai. Labai čia geras, iš tikrųjų, ir darbas didelis, ir įrankius savo visus naudojam, kuriuos reikia. Net žemė pradėjo drebėti, toks jausmas eina. Taip rodo, lyg tai išeidinėjant, taip, kaip čia pasakyti, senka bloga energija iš to akmens. Taip, 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 taip. Tenai ją pačią mums sako, nėra ko leistis daugiau ją pačią, jisai pasidarysim šitą darbą iš čia. Kaip tu jauti? Nejaučiu poreikių ją pačią leisti. Bet taip rodo, kad apačioj ten dar galingesnė struktūra, va kaip nuo to akmens eitų. Kad yra keli tokie mažesni akmenys, kurie surenka energiją ir ta energija suvažiuoja į apačią prie didelio. Aha, tai šitas Ar nedidelis akmuo. atvirkščiai, net nežinau, ar čia atvirkščiai, kad nuo to centrinio išeina. Tik Man nesuprantu, tai rodo, kad nuo centrinių. 5 ar 6 yra tokie. Nu, jei ką, nusileisim, tai procesai tada vyksta. Nes man prieš tai mintis buvo kažkaip atėjusi, kad šito galima neliest, kad pagrindinis yra svarbiausias. Kažkas tai tokio, kad sunaikinus pagrindinį nebeveiks likusieji. Tai šitas, jauti, kad šitas nepagrindinis dar, ne? Ne. Tai gerai, gerai. Tai gerai, mes jį tada paliekam, tegul jį tai valo ir tada apsaugas turim tenai, ar vorų bijai. Ne. Tai gerai, tai galim sutikti vorų tenai, voragyvių. Tai gerai, tai tada tegul mumi nuveda prie pagrindinio akmens. Jo, va, yra pagrindinė. Bet labai didelis palyginus su tuo, kas Labai, labai didelis tikrai čia šitas tai toksai atšakėlė. Atšakėlė čia šitų akmenų visų. Gerai, nu ką tada? Čia net rodo, kad man va tą piramidę įsijungti su ta šviesa piramidės auksinė, jį kaip išskaldyti, kažkas tai tokio. Mes stovim apačioj jo, ne, ir jisai labai didelis. Man iš pradžių metė vaizdo, kad mes virš jo stovim. Ar virš jo?
Nežinau dabar. Pasižiūrėk, tai gal vienas viršum iš mūsų, vienas apačioj, pasižiūrėk, kaip tu matai, ar matai mane šone. Toks jausmas eina, kad to pačiu aš viršui. Jo, aš irgi taip, nes man apačią rodo, žinai. Tai gerai tada. Aplinkui mane daug akių visokiausių, kiek jaučiu voragyvių, bet jie tai eis iš čia, jie niekur neis, bet jie bus irgi sunaikinti, nes jiem neleidžiama eiti niekur. Tai gerai, daryk tu, ką tu jauti daryt. Aš irgi atsistojęs tada. Man rodo, kad aš skepturiu jį taip raižau. Vu, vu, vu. Man rodo, kad aš su ugniniu kartu kažką vat, ore masakuoju. Mhm. Gerai, gerai, gerai. Atjunginėjame jo polius ir viršutinį ir apatinį energetinį. Kaip įdomiai parodė, žinai, kad mes nukirtom tiek viršų, tiek apačią ir jisai taip horizontaliai nukrito ta energija, tas akmuo visas kristalas gal stovi ir ta energija ten gyva, gal net jinai buvo, gal dirbtinių čia intelektų ta energija ir jinai taip išsiskaidė. Taip Nu kaip jo, toksai stovėjo, jinai jo. kaip Kaip užmaitinimo sakyt. negaunanti tokia, Mhm, mhm, mirusi mhm. visiškai. Taip, 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 taip. Dabar lygtais aš į pas tavį į viršų pakilo. Man rodo, kad lazdelę aš turiu. Gerai. Auksinė lazdelė, bet tokia va kaip Skep, žmonės, kad ske, vaikšto. ske, aha, skeptras čia tavo. Auksinis. Va rodo Man galas sakė, kad užsisukęs. jo, jo. Pajaus, kad tą skeptrą aš tau jį daviau čia šitų sensų metu. Ne aš, bet per mane tau jį davė. Daugiau Ar čia mintys tau yra ir... kaip iš laivo būtų A, atsiunčia. jo, 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 jo. Jo. Gerai. Ir taip atrodo, Labai rodo, gerai. žinai, kad su tos lazdelės, lazdos galu, kažkaip, va, aš kaip ir ant pagrindo, kur stoviu. Kažkaip tai, žinai, tai Aha. žemę dėčiau. Taip, Ten taip, taip, taip. energija nueina kažkaip. Taip, 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 šaunuolė, taip, taip, taip. Labai daug kam tu pasiruošęs man sakai, taip, 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 taip. Toks jausmas, žinai, kad jie, vat, kur sakei, visi vorai, aš jų nelabai vizualizuoju. Bet toks Aha. jausmas, kad jie, nežinau, dega, kas čia su jais vyksta. Jo, apačioj, apačioj jie visi, apačioj, jo, apačioj. Iš viršaus, tu ta lasda. Ir tu ir aš paleidom tą energiją ir ten ją pačią nusileidau ir jie visi spirga, dega. Valosi visa erdvė per visus varodomą net tunelius eina.
Bet toks jausmas, kad ten žiauriai didelis reikalas. Labai didelis. Ne žiauriai, bet labai didelis reikalas. Labai didelė misija čia dar, va, kaip jau man pradėjau transliuoti, žinai, po to, kaip kirsimyti tuo į atgal į laivą. Tunelio. Atgal į viršų. Pajaus, ar dar mes kažką galim čia padaryti. Ar Ne, viskas jau. Aš čia ir taip nieko, pajaučiu. bet va meta man vaizdą tą, kaip sakiau, tą Egipto ir meta tą, nežinau, kaip jisai vadinas, tas kryžius su kilpa. Kažkas su perėjimais Gerai, susiję. gerai, gerai. Tada nusikeliame į tą vietą. Nesuprantu, toks jausmas, kad kažkas man jį nori duoti. Ir sako, tu žinosi, kokiam, nežinau, žmogui ar asmeniui, kažkaip, kad aš atrinksiu, žinosiu, kuriam galiu tai panaudoti. Kažkas tokio. Dabar pajaus, ar tu galėsi, kas čia per organizaciją, pajaus, kas čia per organizaciją. Tegu pasirodau tikruoju pavydalu, visada išreišk, kas čia per organizacija. Man rodo balti rūbai, čia per juosmenį kaip auksiniu diržu toks surištas. Pati rasė kaip tamsiaodžių. Bet toks jausmas, kad ten vietiniai, ten Egipto vietiniai kažkokie va tokie. Ta oda. Tai įsakyk dar, kad pasirodytų tikruoju pavydalu, kas čia yra, ką jie čia duoda. Dabar meta tokį šviesų, irgi baltai apsirengusi, ilga barzda, su tokia irgi laiko lazda tokia su riestu galu. Nežinau, čia ne magas koksai. Taip, o koksai apsiaustas spalvos? Jisai baltas, visas šviesus. Tai tada dar kartą įsakyk, kad pasirodytų tikruoju pavydalu. Nežinau, meta siuvinėtus tokius auksinius raštus. Ar čia Melkizedekas? Negaunu atsakymo, bet sako, čia tau raktas. Pajausk, ar tu esi Melkizedeko ordino narė? Toksai kaip vidinis patvirtinimas, kad taip. Taip, teisingai. Rezonuoja, tie. Taip, tai Melkizedeko ordinas yra magų ordinas, kuriam ir priklausė Jėzus Kristus. Jisai yra magijos ordinas, kuris kovoja, kaip sakant, prieš tą dirbtinį intelektą visoje visatoje, visoje multivisatoje, šioje visatoje. Tai gerai, tai tada paprašyk, kokius dar įrankius tu tą raktą prisiimsi, kokius dar tu įrankius turi, tegul tau pasirodo dabar įrankiai visi. Turi lazdą, pasižiūrėk apsiaustą, ar turi, ar tau duodavo dabar apsiaustą, man atrodo tau. Turiu lazdą, turiu raktą. Aš apsiaustą ant savęs matau, bet aš jį buvau nuo pledėjiečių gavus. Nežinau, ar čia toks, kuris užmaskuoja mane, kad nematoma būčiau. Ne. Čia kitas stipresnis jisai yra. Pasižiūrėk, gal nes spalva įvardysi, koks jisai yra.
mintis eina raudonus auksus. Raudonas, teisingai, raudonas. Dabar kepurę savo susirask savo kepurę. Teisingai. Paprašyk, kad kepurė grįžtų. Bet jin tokia nėra kaip šiuolaikiška. Ne, nei kiek. Nei kiek. Ne, yra magų kepurė. Magų. Ir dabar, kaip jau grįž, tada pasikviesk savo visus rutulius, kiek tu energijų, kokias energijas tu valdai, kokie rutuliai pas tave grįžta, pasižiūrėk. Baltas, paskui Mhm. toksai, nežinau, kaip ugninis, oranžinis, Mm. kažkas tokio. Mhm. Gerai. Kokių dar? Mėlynai žalsvas, Aha. toks kaip smaragdinis, nežinau, kaip labai graži spalva. Mhm. Mhm. Žydra, ryškiai žydra. Mhm. E, Nežinau, čia toks įdomus, rodo kaip oro stichijos kažkas. Mhm. Net ne viesulas, kaip čia dabar ta energija atrodo. Bandau išgryninti. Valanti. Toksai, žinai, rodo, kad jeigu naudoji ant teritorijos toksai kaip šydas nusileistų, kaip rūkas toksai lengvas. Mhm. Čia pasižiūrėk, ar valanti, ar paslepianti, ar... Slepianti čia daugiau. Slepianti. Mhm. Pasižiūrėk dar kokią, paprašyk, kad sugrįžtų visi įrankiai, kuriems tu esi pasirengusi, kad duotų tau visus įrankius tuos, kuriuos tu nusipelnei gauti dabar. Kažkodėl mintį kiša, kad juodos spalvos. Bet su kuo tai susiję, nežinau. Gerai. Kas čia per juoda spalva? Čia pajausk dabar. Ar čia tavo sielos tamsioji pusė, ar čia sielos tamsioji dalis tavo? Čia rodo toksai tarsi su šituo rutuliu sutraukinėti demonams skirta. Kažkaip lygiai tą rutulį sutraukčiau, nu taip rodo. Gerai. Ar tu juos gali pervalyti, tuos Portalas, aš demonus? net nežinau, čia gal kaip portalas kažkoks tas rutulys. Pasižiūrėk, ar čia portalas, ar čia tu juos pervalai, perdirbi, kad jie eitų į šviesą. Nežinau, ar protas čia žaidžia, bet toks kaip ir sako, kad sako, perdirbimai yra baltas rutulys. O čia yra grinai toksai sutraukiantis. Toks tarsi. Tai gerai, sutraukiantis. Tarsi atidarau erdvę teritorijoje ir iš ten sueina. Bet o ką aš paskui su tuo daryti? Man va tą patį pagalvojau, ką po to daryti, žinau. Eina
mintis, kad transformuoja visgi. Gerai, tai va. Dar kažkokį, žinai, rodo ant kaklo kažkokį labai didelį papuošalą, pakabinimą tokį, kaip žinai, ant Mhm, grandinėlės, tai kaip ordinai tokie, kad būna. mhm, Tokį rodo, kad man deda. Tas senukas, ane? Mhm. Deda ir jisai visas auksinės spalvos ir Mhm, viduje tarsi kažkoks kaip brangakmenis matytus kažkas. Vat. mhm, Nu, toksai vat jausmas, kad labai prabangus. mhm. Senovinis, bet labai prabangus. Paklaus, ką tu su juo darysi, ar tu čia esi, ar čia tavo įšventinimas į šitą ordiną, ar čia tavo sugrįžimas į šitą ordiną. Mm. Daugiau sako, kad čia yra, sako, visi nariai tokius turi, sako, ir tu turi. Čia gal Mhm. kaip grįžimas kažkas tai tokio. Taip, 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 taip. Ir jisai tokia jo funkcija kaip sustiprinimas. Visų energijų šituo, ne? Mhm. Mhm. Pasitarnaus visose situacijose. Mane matai, esu šalia tavęs. Nematau. Oi, pabandysiu pajausti. Esu kažkur tais šalia tavęs. Bet taip atokiau tave rodo tarsi. Jo, Nes, stebėčiau, stebiu aha, procesą. jo, kaip stebėtum. Jo. Ir tą erdvę pačią rodo tokią kaip smėlio, nežinau. Mhm. Toks jausmas, kad tave kviečia prieiti. Rodo, kad tau atėjai. Mhm. Gerai, ateinu aš irgi. Tu man papasakot gali ką aš gaunu. Tau kažką nori duoti. Mhm. Kaip ir gyrė, kaip suprantu, kad atvedėjai. Mhm. Dėkoju. Tau gal mantija keičia į kitą. Mhm. Kristaliniai kažką tais ar duoda, ar keičia, ar kažkas tai.
aš kiek suprantu, yra didesnė, kaip čia, galingiau tai, ką tau duoda, negu man davė. Jo. Aha. Kažkas tai su kristalu man susiję. Mhm. Man tarsi rodo, kad jisai siuvinėtas kristalais. Pati medžiaga tokia eina kaip ir kaip violetinė, ne violetinė, bet tokia tamsi. Ir čia va visi šonai, kraštai tarsi tokiais kristalais siuvinėti. Kažkaip taip man rodo. Ir tau į rankas duoda. Kristalą duoda. Mhm. Ir toks jausmas, nematau, bet toks jausmas, kad kažką įsega tau. Mhm. Ką tas kristalas duoda, koks tau jausmas ateina? Pagalvoju apie tą kristalą, kažkaip išmetė, žinai, tą, kaip kad būna paveikslėliuos visata, va ten daug, tas toksai apvalus, toksai daug žvaigždžių, kaip čia pavadinti. Nemoku apibūdinti. Visatą rodo, nežinau. Visatos sergėtojas. Gali būti. Kad galiu veikti viso visato ir aš jaučiu, kad žinai, kad galiu aš dabar žmonėm, kurie yra nusipelnę, suteikti irgi įrankių ir apsaugų ir neliečiamybių, o man parodai ir jų vaikam galiu suteikti tiem žmonėm, kurie yra nusipelnę, bet man sako, naudok atsargiai, nes pats žinai, kad gali būti jie ir atimti, jeigu naudosi savo naudiškais tikslais ir jeigu naudosi prieš visatos valią. O taip atėjo. Patvirtinu. Ir reikia naudoti atsakingai ir su. Ir sako, mes dar su tavim susisieksim, nes tau yra dar užduočių daug, kurių tu turi padaryti. Sako, šaunuoliai jūs abudu. Sako, šaunuoliai jūs abudu. Įdomiai. O gerai, Jo, dabar mano tos parodė. rutulius, kur sakyk. duoda, tai dabar čia bus mano įrankiai, aš kaip suprantu. Tavo įrankiai naudok atsakingai. Sako, girdėjai, ką sako, aš sakiau, tai va, prisimink šitus dalykus, naudok atsakingai. Šiaip pas tave tų įrankių labai daug davė, galiu pasakyti. Labai daug davė. Ir apsaugos, buvai pasiruošęs. Tikrai buvai pasiruošęs. Bet Buvai tokia mintis eina, kad dar jų bus tų įrankių iš čia. Taip. Dabar užtenka. Taip. Bus. Nieko man sako, žinai, nesusireikšmink. Juos naudok atsargiai.
ir tu po truputį galėsi atrakinėti žmonėm irgi dalykus. Mūsų energijos kažkaip labai panašus, gal mes net iš tos pačios visatos, gal net mūsų sielų šeima ta pati, sako, ne gal. Žodžiu, turėsim daryti dalykus, po to grįšim atgal į laivą. Gerai, galim grįžti. Kaip, Padėkojam. vaizdą parodė, aha, kad nusilenkiau už taip. Jo, padėkojam, ačiū Melkizedekui, ačiū šaltinių šviesai tėvui ir motinai. Ačiū tau, ačiū man ir kylam tada į laivą. Kylam atgal į laivą. Štai parodė, kad mes jau tam laive. Kaip tu matai, kaip jauti? Laive esu. Tik dar kažkur noriu nueiti pasižiūrėti, kažkur vieta yra, kur aš galėčiau save pasikrauti ar kažkas tokio. Taip, po to parodys, bet dabar pasižiūrėk, ar jie visi mums ploja, ar rodo, kad ploja, kad dėkoja. Jaučiasi džiaugsmas. Jo, džiaugsmas. Toks pasididžiavimas, toksai džiaugsmas ir toks pasididžiavimas. Taip. Man sako, šaunuoliai didelį darbą atlikot. Jūs čia visada laukiami, jūsų vieta yra šiame laive, jūsų šitus sielos kodus šitas laivas prisimins, tik mes turim prisiminti jį. Tai va, reikės vizualizuotis, kaip mes į čia eisim, tai vizualizuotis piramidę, tą Merkabą. Ir tik tai su ta Merkaba visa, tada mes pateksim su ta apsauga, žinai, į viršų. Ir čia galima bus ir seansus atlikinėti. Ir šiaip čia vyks misijos, kurias mes dar turėsim, bet mes būsim ne vieni, dar bus žmonių. Galima nuveiti dabar į tą vietą, kur yra kapsulės, įsėsim į tas kapsulės. Pasikrausim, pasiregeneruosim. Jo, kažkaip mintis eina, kad daugiau žmonių dar čia bus. Taip.